Kiekvienas iš mūsų į šį gyvenimą ateinam širdyje degdami ramybės, meilės, pusiausvyros, dieviška liepsna, kuris skleidžia šviesą, meilės šviesą ir šilumą. Tačiau kažkas mums nuo pat vaikystės išaiškino, kad gyvenimas yra nepaprastas, kad jame reikia stengtis, rūpintis, įsitempt, kovot. Ir štai mes pradėjom drebėti, mes pradėjom bijot ir mūsų liepsna pradėjo blaškytis. Ir štai gyvenimas ateina su įvairiom situacijom, kurios kartais įtempia. Liepsna blaškosi. Patyriau nesėkmę. Liepsna blaškosi. Patyriau įtampą. Liepsna vos neužgęsta. Ir štai vieną kartą sekančioje situacijoje stipriau pūstelėjo gyvenimo įtampų vėjas. Ir liepsna užgeso. Ir beliko dūmas ir jis išsisklaidė. Ir likai tamsoje. Ką daryt? Tačiau žinok, kad aplinkui yra šviesa. Štai gyvenimo rytas. Kiekvienas rytas naujas gyvenimas su begalinė šviesa širdyje. Ir jis ateina. Ką gali gauti čia? Gyvenimo rytas pirmiausia išaiškins tau, kad tu niekada nepraradai savo degimo potencialo, kad tu visada gali atsinaujinti, kad tu gali vėl pradėti spindėti, degti ir skleisti į aplinką meilės, ramybės, pusiausvyros, pilnatvės, dievišką šviesą. Tai reikia tiesiog priartėti, tai reikia tiesiog apsikabinti, susilieti. Ir tu vėl degi. Ir niekada nebuvai šitos galimybės praradęs. Sąmoningumo mokyklos mokymai, kontaktiniai mokymai, internetiniai mokymai. Visa tai yra šviesa, kuri vėl uždegs tavo širdį, kad galėtum degti. Ir kada tu suartėji, tu tiesiog šviesą padaugini. Ir štai šita šviesa tampa vieninga ir ją užpūst jau ne taip lengva. Ir kuo daugiau tu būsi kartu su bendraminčiais, kuo daugiau tu eisi į gyvenimo pažinimą tos tikrosios ugnies, kuri dega tavo širdyje, tuo stipresnis tu būsi gyvenime ir jokie gyvenimo įtampų vėjai tavęs nenugalės. Taigi gyvenimo rytas visada yra tavo galimybė.